3 taškų zonos ir Žalgirio komandos ataka, kuria Kavulinį greitų žaidimu. Viena greita ataka pavyko, gražus dabar derinys, visiškas sumaištis dabar Kavulinio komandos baudos aikštelėje ir jie pasinaudojęs. Robertas Pekas atiduoda kamuolį Tenoka Berdui ir Kauninių pabaigos. Tas metimas praktiškai ir sukomplikavo visus paskutiniosius žumą iki 5 taškų. Paulius Jankūnas, taiklus metimas. Mindaugas Timinskas ir dar viena pražanga Hano Motola ir rungtynių, kurie sumažino skirtumą iki 4, 14 turėjo progą. Šį kartą jo metimas netaiklus. Paulius Jankūnas pamatė, jog niekas net baudų metimo linijos ir pirmąjį metimą pataikė. Galbūt pirmąjį Kauno Žalgirio komandos tritaškį. Dariušas Lavrinovičius iš toli. Pataiko Dariušas Lavrinovičius ir bent jau štai solidaus žaidimo dabar imasi iniciatyvos. Ir linkia sutikti. Mindaugas Timinskas, 2 taškai ir pražanga Robertui Arčibaldui. Šios dienos rungtynėse. O tuo tarpu Robertas Pekas pataiko iš 3 taškų. 16 taškų, įskaitant ir pavyks rungtyniauti varžovai. Hano Motola, Timų Raniko, Markas Miličius, Alessandro Frosinis. Žalgirio komandos atakai. Vidas Ginevičius iš toli. Taiklus Vido Ginevičius metimas. 12 taškų Vidas Ginevičius. Simonas Serapinas. Iš 3 taškų zonos. Taiklus Simonas Serapino metimas ir jis išlygina rezultatą šios. Ir dabar Kauno Žalgirio komandos ataka. Simonas Serapinas iš toli. Taiklus Simonas Serapino metimas ir Kauno Žalgirio komanda priekį, kuris turėtų progą metimui. Ir Tenoka Berdas meta į krepšį. Tuo tarpu rungtynių arbitras įskaito 2 taškus. Taip, įskaito 2 taškus, kadangi besileidžiantį kamuolį krepšį numušė varžovai. Ir tai yra pratęsimas. Kauno Žalgiris tiksliai ir labai gražiai atliko paskutinę savo ataką. Be jokios abejonės Robertas Arčibaldas numušė kamuolį, kuris leidosi į krepšį tik tai. Laiko šiai atakai. Nepavyko greitai, galima pabandyti ir šiek tiek lėčiau. Martynas Andriuškevičius, tikslus perdavimas jam. Buvo, aišku, mažiausiai logiškas, tačiau galbūt vienas iš nedaugelių, kuris galėjo ir pasiteisinti, jeigu būtų pataikęs. Martynas Andriuškevičius pataiko iš Robertas Pekas. Ir Simonas Serapinas pataikė savo klaidą praėjusios atakos metu ir pataikyti. Žalgiriui reikia neleisti Zazaros Kavuliniui pelnyti 3 taškų, o šiandien visa įmanoma, jog Žalgiris laimės. Markas Miličius prasižengia 5. kartą. Štai dar kartą jūs ekranuose. Džeimsas Penas. Džeimsas Penas nepataiko. Kauno Žalgiris švenčia pergalę. Kad ir to 4 taškų skirtumu, kad ir ne tais 5 taškais, tačiau švenčia pergalę, kuri yra beveik atidaranti duris į antrąjį Eurolygos etapą.